Iki lapkričio 7 dienos Šiuolaikinio meno centre Vilniuje galima aplankyti visai nemažą retrospektyvinę parodą Lietuvos dailė 2000–2010 metai. Joje pristatoma daugiau nei 70 menininkų su beveik 100 kūrinių. Plačiau apie parodą jos kuratorių lūpomis. Retrospektyvinė apžvalginė paroda, kurioje mėginama apžvelgti svarbiausias menininkų naudotas kūrybos strategijas paskutiniam dešimtmetį. Ši paroda tai yra tradicinė šiuolaikinio meno paroda, jinai rengiama kas 2 metus nuo 1995 metų, bet šį kartą jaunas kuratorių kolektyvas nusprendė pasielgti truputėlį kitaip ir panaudoti kitą kuratorystės strategiją, tai yra ne tematiškai, sakykime, skirstyti kūrinius, o būtent apibrėžti mūsų manymų svarbiausias strategijas, kurias naudojo menininkai praeitam dešimtmetį. Ir paroda dėl to suskirstyta į 5 skyrius, kurie ir iliustruoja tas kūrybos strategijos, kurios vadinasi apropriacija, bendradarbiavimas, fikcijos, institucinė kritika ir dokumentalumas. Be abejo, šitas skirstymas yra ganėtinai sąlyginis dėl to, kad kai kuriem kūriniams būdingos kelios strategijos, tačiau mes bandėme išryškinti tam tikras, sakykime, vyraujančias tendencijas. Institucinė kritika tai yra projektai ir kūriniai, kurie kvestionuoja tradicinių meno institucijų sandarą ir jų veikimo būdus. Ir ne tik tradicinių institucijų. Nuo pat pradžių institucinė kritika užgimusi 70-metį, jinai būtent buvo nukreipta į tradicinės institucijas, tai yra muziejus, kolekcionierius, galerijos ir panašiai, visas tas institucijos, kurios formuoja, sakykime, meno supratimą visuomenį ir turi kažkokią įtaką sprendžiant, kas yra menas, o kas ne. Ir vėliau ši kryptis evoliucionavo, apėmė į menininkų kritikos lauką pateko jau nebe vien tradicinės institucijos, bet ir visas meno pasaulis, sakykime, visa meno sistema ir jos funkcionavimo mechanizmai. Ir galiausiai kažkur nuo 10-mečio patys menininkai pradėjo steigti institucijas. Tai yra nepriklausomas erdves arba nepriklausomas net organizacijos, kurios neturi erdvių ir kuriuose įmanomi tam tikri kūrybiškumo modeliai, kurie neįmanomi tradicinėse institucijose. Mano ir ne tik mano vienas mėgstamiausių kūrinių šioje parodos dalyje kūrinys pavadinimo arba vardu Kleopas, tai yra šerno iškamša, kurią padarė menininkas Juozas Laivys pagal Telšių Alkos muziejoje saugomo eksponato kopiją. Ir tame muziejuje tas eksponatas saugomas kaip, ta šerno iškamša saugoma kaip Oginskių dvaro interjero detalė. Ir menininkui šiuo atveju buvo įdomu pasižiūrėti būtent kaip tradicinis muziejus konstruoja meno supratimą. Tai yra medžioklės trofėjus iš privataus interjero pateko į regioninį muziejų. Jis nėra meno muziejus, bet vis dėlto jis yra muziejus ir tapo muziejinė vertybė. Ir Juozas Laivys padaro dar vieną žingsnį toliau, jisai padaro to eksponato kopiją ir pirmą kartą pademonstravo Baltijos tarptautinio meno trienalėje BMW 2005 metais. Ir pats autorius teigia, kad kai vyks 30-oji Baltijos tarptautinio meno trienalė, tai šis kūrinys taps meno kūriniu, šiuolaikinio meno kūriniu. Tai yra pereis nuo visą kelią nuo medžioklės trofėjo, nuo muziejinio eksponato iki šiuolaikinio meno kūrinio. Tai bendradarbiavimas tai būtent yra tai, kaip ir skamba, tai yra apie bendradarbiavimą tarp menininkų ir įvairių socialinių grupių, sluoksnių, ne menininkų. Dar reiktų turbūt pasakyti tai, kad aišku, kad bendradarbiavimo projektų buvo Lietuvos mene ne vien tik tai šiame amžiuje, nes ši paroda kaip ir bando išskirti tai, kas yra nauja, kas yra būdinga būtent šio amžiaus lietuvių dailei menui. Bet
šio amžiaus bendradarbiavimo projektas šiek tiek skiriasi nuo ankstesnių tuo, kad jeigu anksčiau tai dažniausiai būdavo tam tikros grupės žmonių ir išskirtinai menininkų, kurie kartu jungdavosi tam tikrais meniniais tikslais, kurdavo kažkas meninės komunas ar kurdavo kažkokius projektus, bet grynai meninius projektus. Tai skirtumas yra tos, kad jau šiame dešimtmetyje menininkai kuriasi ar kuria projektus kartu su nemenininkais, nebūtinai vien dėl meninių tikslų, tai gali būti dėl įvairių socialinių, politinių priežasčių. Ir čia yra tų metų projektas, kur sužymėtos zonos, kur energija kyla iš žemės į dangų, iš dangaus į apačią, jos pažintos žaliai ir tos vietos žaliai ir raudonai. Ir jie matavo, kas buvo labai svarbu tai parodai, jie matavo vietas, kuriuose jau manimo tiktų talpinti kūrinius parodoje. Šita vieta, būtent čia atėjo tas žmogus, čia dar buvo visiškai tuščia, sakė, kad tas kūrinys turi būti čia ir būtent šitame aukšte. Čia yra tiesa, aš nemeluoju. Artūras Raila dirba su nauju žmogumi, negaliu išduoti jo pavardės, kuris yra vienas jautriausių šios profesijos žinovų ir bando dabar sukurti naują žemėlapį. Tos pozityvios ar negatyvios vietos yra kintančios? Jos ne visai yra pozityvios, negatyvios, jos tiesiog yra skirtinga energija. Viena yra labiau iš žemės į dangų, viena yra labiau skatinanti susikaupti, kita labiau užblaškyti. Tai yra skirtingos tiesiog energijos. Kaip tikrovės, kaip daugiskaita tam tikra. Bet vėlgi tikrovės kaip daugiskaita, jinai turbūt ir tikrovės kaip kažkokio konstrukto idėja vis dėlto yra pakankamai nauja ir jinai susijusi su šiuolaikiniam kultūriniam teorijom, kurios teigia, kad iš principo tikrovė ar tikrovės yra sukonstruota ir kiekvienas ją konstruoja priklausomai nuo įvairių ten galios žinojimo sistemų ir Dokumentalumo skyrius yra iš tikrųjų pats didžiausias šitoje parodoje, užima visą didžiąją salę. Ir tai yra viena iš tokių labiausiai išplitusių kūrybos strategijų Lietuvos šiuolaikinėme mene. Dokumentalumo kūriniai kalba apie tikrovę naudodami dokumentinės estetikos priemonės. Pagaminta Lietuvoje ir menininkė nufotografavo įvairius daiktus, kurie priklauso jos draugams arba pažįstamiems ir kurie visi turi kažkokią savo istorijas. Ir jos nufotografavo tokių klasikinių muziejinių eksponatų fotografavimo būdu, tai yra ant specialaus fono, žodžiu, kad jie atrodytų maksimaliai kaip muziejinė eksponatai. Akvilės Anglickaitės fotografijų serija, kurioje jinai fotografavo vaikus, kurie nesijaučia gerai savo kūne. Ir šitie vaikai gyveno Olandijoje ir jie po 16, kai jiems sukaks 16 ar 18, jie turės galimybę pasikeisti lytį. Perėjom į skyrių parodos, kuris vadinasi apropriacija. Apropriacija tai yra svetimo objekto arba kūrinio panaudojimas savo kūrybai. Čia yra Mindaugo Navako kolona, kuri tai yra skulptūra, kuri pagaminta iš tokių tipinių vazų, kuriuos jis nusipirko senukų prekybos centre ir iš jų padarė skulptūrą. Ir papuošė dar necenzūrinių žodžių viršus. Nes Mindaugas Navakas yra chuliganas mūsųse. Ir čia dar vienas jo kūrinys, tai yra tokie stambiausi parodos objektai, kuris vadinasi Daužkit stiklus, griebkit kristalus. Ir šita skulptūra yra padaryta iš buvusių Šiuolaikinio meno centro langų. Man atrodo, kad apskritai šiuolaikinis menas yra viena didelė institucija. Tai yra jo neįmanoma suvokti arba suprasti, kad tai yra arba nėra šiuolaikinis menas, jeigu nežinai žaidimo taisyklių. Tiek. Toks ir kriterijus, kad suvokėjas turi žinoti žaidimo taisyklės, nes šiuolaikinio meno laukas yra begaliniai dabar platus ir į jį galima įtraukti viską, ką tik nori.